ratukas, dvi ratukas. Ar ateis kažkas, kas... Ar ateina? Ne, nematyti. Nematyti, jau pietų visi nori, pradėkim. Jo, pradėkim. Nu ką, laba diena visiems susirinkusiems. Ilgai nekalbėsiu, kad čia nesitrukdyti. Noriu pasidžiaugti, kad išsipildė mano svajonė ir kad pagaliau mes turime čia naują kaimo viešąją erdvę, treniruoklius. Vis pasižiūrėdom, kituose kaimuose yra, o pas mus kažkaip nėrima, vis labai norėjosi, kiek jau čia, kaip sako, ir kad pas mus būtų. Tikiuosi, kad šita vieta bus lankoma ir žiemą, ir vasarą. Dar tuo pačiu norėjau padovanoti čia sporto inventoriaus tokio jaunimui, bet kadangi jų nėra, tai gero aš jiem įteiksiu, kad jie sportuos. Jie savo atsineša. O kad aikštelė būtų sėkmingai ir saugiai lankoma ir kad tie renginiai tarnautų ilgai, paprašysime gerbiamą dekaną, kad pašventintų mūsų aikštelę ir įrenginius. Prašome. Viena irgi štai tokia erdvė nauja ir treniruokliai ne tik jaunimui, bet ir tiem, kurie dar šiek tiek paeina ir šiek tiek dar kruta. Taigi taip pat yra ir jiems yra treniruokliai, yra ir pasiparodyti netgi jaunimui. Taigi labai smagu, kad šita erdvė tokia pasidarė švari. Linkime, kad tikrai jaunimas saugotų, kad ne tik kad kažkas, bet tikrai būtų labai geras, smagu. Ir ši vieta, tegul va, ir jaunimo ateina kaip tik, galėsit įteikti kažkam. Tai, irgi tai yra tas ypatinga dovana. Todėl melsime palaiminti viešpatie šios įrankius, šios darbo įrankius. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios amen. Te padeda mus viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, viešpats su jumis ir su tavimi. Melskimės. Gerasis viešpatie Dieve, palaimink šią aikštelę, šios įrankius. Tegul kiekvienas, kuris naudosis, kūnai, sveikatai skatina tavo gerumą. Vėliau tegu dėkoja, kad esame čia kartu ir tavo malonės lydimi sveiksta ir kūnų ir siela. Prašo per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šventinu šią aikštelę vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Skelbiam aikštelę atidarytą. Valio! Bijau sulaužyti. Kas nori išbandyti, apžiūrėti ir toliau. Tėtukas dar tegu sako žodžiu. Seniūnas, no? Iš tikrųjų, tai ačiū už tą pakvietimą pirmiausia, už tą suteiktą žodį. Tikrai ta priemonė, ką šiandien pašventino dekanas, tai tikrai tarnaus sveikatingumui, užimtumui, o seniūnė tikrai rūpinasi, kad iki tos, sakykime, treniruoklių ta gatvė būtų saugi, neduobėta, netgi dovana, bendruomeniai, žmonėm klampučių visiems. Aišku, ir apšvietimas reikalingas, jis irgi greitų laikų bus, tad linkiu sportuoti ir būkite sveiki. Ačiū. Valio. O dabar visus kviečiu neįsiskirstyti, neišvažiuoti niekur. Sau kaip čia einasi. Nu ir žiūrėkite, nelūžta, ne? Nu, tik dabar kaip nulipt. Kaip nulipt dabar? Nu, seniūne, bandykit jūs, ant kurio aikite jūs, va. O. Dviratis tai labai lengva. Su tokiu šunui. Bet čia visai gerai. Tai tų žingsnių 20 000 ant kartų susirenkat. Nu. O čia, ką šitas daro? Atsisėdus. Ai, stumtis čia. Čia dviratis. Nu, vyrai kelia.
Jo. O tai čia dar nekeliavo.